Kaip dabar vonioje ir duše? Taip, kaip kalbėjo Arūnas. Padaryti hidroizoliacijai. Cerezito hidroizoliacijų pradžia yra nuo cementinių, bet gyvenimas nestovi vietoje ir atsirado tokios polimerinės hidroizoliacijos. Tai būtent mes turime tokią Cerezit CL51 vieno komponento hidroizoliaciją, kuri yra naudojama vidaus patalpose po plytelėmis. Tai yra greitas, labai paprastas darbas. Yra gruntuojamas pagrindas. Dažniausiai tai daroma ant gipsinių paviršių arba tinkuotų paviršių. Tai pagrindas yra gruntuojamas gruntų giluminių, visiems jau labai plačiai žinomų, Cerezit CT17 ir tuo metu yra dengiama šita hidroizoliacinė danga. Padengimas vėlgi yra labai paprastas, labai elementarus, tai gali atlikti ir neįgudęs visiškai žmogus. Pirmas sluoksnis yra dengiamas teptuku, įtrinant. Antras sluoksnis mentelė arba voleliu, šiuo metu yra mūsų kibrėlis naujas specialiai pritaikytas voleliui, kada patogu padengti, ir maždaug padengima 2 sluoksniais, kas 2 valandos. Ir po 2 valandų galima klijuoti plyteles. O panaudojimo paskirtis tai yra labai plačios. Nuo vonių, dušų, garinių pirčių, visur, kur yra drėgmė aukšta, vidaus patalpose. Bet jis skirtas tik tai vidui, taip? Jisai skirtas yra tik tai vidui. Tai yra vien komponentė hidroizoliacinė danga. Jis tik vidui yra. Ir tuo metu maždaug po 4 valandų po darbo pradžios mes galime jau klijuoti plyteles. O dabar teisingai klijuojam plyteles. Reikia prieš plytelių klijavimą naudoti gruntą, ar ne? Prieš plytelių klijavimą gruntą naudoti nereikia. Nereikia. Ne. Jeigu mes norim šitą dangą uždengti ant, pavyzdžiui, OSB plokštės, padarytos sienos būtų iš OSB plokštės, tuo metu mes naudojame CN94 gruntą koncentratą, prasiskėdė jį. Nes pati plokštė yra prastai įgerinti. Todėl prasiskėdžiam gruntą CN94, koncentruotas gruntas kritiniams paviršiams ir tuo metu dengiame, ir tada jau dengiame su šitą hidroizoliaciją. Tada hidroizoliacija, tada imam plytelių klijus. Taip. Ir viskas. Ir glaistume tarpus. Kadangi tai dažniausiai yra šitas darbas, šitą medžiagą naudojama drėgnose patalpose ir plytelės klijuojamos drėgnose patalpose turi tarnauti, tai glaistume arba C40 glaistų elastingų, mažai įgeriančių, arba C43, arba epoksidiniais glaistais. C79, C89. Ir dar nepaminėjau, kad vėlgi į visus tarpus yra plukdoma juosta CL152. Į tarpus, sanduras ir taip toliau. Tarpus, kampus. Kampus, taip. Kokie pagrindiniai akcentai ar pagrindiniai elementai šitoje hidroizoliacijoje yra? Neveltui tikriausiai yra pavadinime žodis ekspres. Tai yra labai greitas darbas. Labai greitas. Tai yra faktiškai po 4 valandų jūs jau darbo pradžios jūs galite klijuoti plyteles. Tai pirmas sluoksnį uždedam, palaukiam 2 valandas, taip. Paskui antras sluoksnį uždedam, palaukiam dar 2 valandas ir jau galime klijuoti plyteles. Bet čia prie normalios temperatūros. Prie normalios temperatūros, bet dažniausiai tai vidaus patalpose ta temperatūra ir būna normali. Kas yra normali temperatūra? Apie 20 laipsnių. Tokia temperatūra, taip. Tada pirmas momentas tai greitis, antras. Antras dalykas yra jos, aišku, elastingumas, va tai jeigu matote, jinai yra elastinga visiškai ir mažos sąnaudos. Tai yra 2 sluoksniais apie 1 kg kvadratinį metrą. Šiaip standartiškai 1,6 kg, kiek aš žinau, išeina. Šita yra 1 kg kvadratinį metrą, 2 sluoksniais. Tai greitis, elastingumas ir mažos sąnaudos. Maža išeiga. Taip.